Sveiki gyvi, tai šiandien tikslas mūsų yra sužinoti, kaip reikia klijuoti PVC palangę už manęs esančiame lange. Pirmas žingsnis, matuojam, kokio ilgio palangės mums reikės. Tai važiuojam. Atsimatuojam 105 mm, visgi suapvalinam. Taigi bandysim mes nusipjauti su skersinėm medžių pjovimo staklėm plasmasę. Safety is number one. Einam pjauti. Pirmą pusę gerai gavosi. Einam žiūrėti, kas toliau čia gausis. Gražus atpjovimas, jokių atsišerpetojimų, nieko nėra, viskas labai gražu. Well done. Einam pažiūrėsim, kaip dabar atrodys šitą palangę prie lango. Na, kągi mes čia matome. Ulele. Matom, kad čia reikės biškį pasidarbuoti šitą vietą. Taigi užsibrėžiau liniją ties, kur dabar yra mano palangė. Tai kaip matot, ta linija tokia yra kreiva. Tai reiškia, šitą putą mums reikia bandyti nugremt. Tai bandysiu šitą tokį aparačiuką ir žiūrėsim, kaip mes gaunasi. Atpjauta palangė visai gerai tenka. O toliau mes klijuosim su štai tokiais Momento Fix klijais ir paliksim per naktį sustingti. Taip jau kartais nutinka, kad panaudoji seną kažkokią statybinę medžiagą ir jinai neatlieka savo funkcijos. Tai šį kartą tas pats buvo ir su Moment Fix klijais, kurie dėja bet buvo pasibaigę galioti. Ir ką mes dabar turim tai, kad reikia nukrapštyti visus tokius klijus ir per naują pertepti. Klijuosim palangę su šitom poliuretano putom. Kiek žiūrėjau, tinka tiek ekspreso plokštė, tiek PVC, tai turėtų būti sukibimas normalus. Tai žodžiu, reikėjo iš pirmo karto daryti normaliai su putom ir viskas būtų buvę normaliai. Taip sakant, gyveni ir mokaisi, tai bandysim sekantį kartą tokių klaidų nebekartoti. Paliekam ir žiūrėsim, kaip rytoj dieną atrodys vaizdelis. Pasiruošiam kitą viršutinę plokštę, pradėsim čia. Ir einam toliau darbuoti su makroflexo balionėliu. Pasidarėm tokius laikiklius, ten irgi spacerius įsidėjom, ten irgi spacerius iš kraštų. Ir ką toliau kelsimės į kitą kadrą, kuomet jau bus sustingusios putos ir jas pradėsim pjaustyti. O iki to laiko noriu jūs paprašyti, kad paspaustumėt laiką po šio video, paspaustumėt prenumeruoti kanalą, nes jūsų daug neprenumeruojančių, tai paskatinkit mane kurti tolimesnį tokį turinį ir paprenumeruokit kanalą. Tai ačiū Jums ir keliaujam į kitus kadrus.
Štai langas jau progresuoja. Esam mastiką užtepę putas. Realiai užtepėm visur, kur tik tai įmanoma. Čia. Po palangę taipogis. Visur, kur matėm poliuretano, ten ir užtepėm. Ir ką, laukiam, kol sustings. Laukiam, kol išdžius ir judam ties kitų langų. Išsipjovėm tokias plokštės šoninės. Žodžiu, čia kampais irgi nusiėmėm, kad būtų tam tikras kampas. Čia irgi išsipjaustėm pagal nelygumą šitoj pusėj. Čia ant apačios irgi atsižymėjom tam tikrą kampą, kokiu turės nusipjauti palangę tiek vienoj pusėj, tiek kitoj pusėj. Ir einam atsipjausim dabar palangę. Palangės jau irgi atsižymėjau juostelę, tai einam prasipjauti šitą kraštą. Nagi, ir momento tiesa. Panašu, kad atspėjome taip, kaip pasižymėjome, bet yra kitas minusas, kad reikės įleisti dabar šitą mūsų palangę. Nes yra per daug, o čia galim matyti, kad truputį pasistengėm iškelti ekstrudintą profilį, tai dabar reikės mums jį nugramdyti. Dabar esu susidėjęs tik tais vaizdžiai pasižiūrėti, kaip atrodo išpjautos plokštės. Ir toliau sekantis etapas tai, kad priklijuojam šitą pradžiai, priklijuojam viršutinę dalį ir tada priklijuojam likusį šoną. Tai pirminį darbą. Štai, ir užklijavom mūsų plokštės, dabar paliekam aušti ir grįšim į kitą kadrą. Nusipjaustom visas nereikalingas putas, tiek prie šito lango, tiek prie sekančio lango. Ir mūsų sekantis darbas bus armavimas. Tai galima truputį paplėšyti, susitvarkom putas, nusipjaustom nereikalingą perteklių, užsidedame dar papildomas juostas štai čia irgi. Prieš armavimą mes ką dar padarom, tai nutepam mastiką visas putas, tai vėlgi Penosil produktas ir Vapor membrana, tai tepam visur, kur matom išsikišusias, tai yra ne išsikišusias, o jau nupjaustytas putas, bet putas. Realiai uždarom putas, kad jos nevedultų ir tada, kai uždarysim su membrana putas, galėsim normaliai armuotis angokraščius. Realiai reikia nebijoti, bet imti ir tepti. Šitaip atrodo nutepta mastika, visi kraštai, visos putos dabar yra uždarytos. Ir kadangi laukiam, kol sustings mastika, judam ties kitų langų. Jau turim pasiėmę 3 tokias palangės. PVC palangė, kažkokio firma neaiški. Žodžiu, atsparus drėgmei taip, balta spalva, storis, ilgis, plotis 300 ant 1250. Šita palangė, jeigu matytume gerai, jinai nebėra pilnavidurė balta, jinai yra aptraukta. Tai aš ko bijau, kad šita palangė gali ateityje turėti tokių defektų kaip susibraižymas. Tas subraižymas gali išryškinti juodą va šitą spalvą, kurią mes ir matom. Tai spėkit, dabar turim dar kitą galiuką prieš tai, kurios yra įdėtos. Ir čia galim matyti,
kaip skiriasi. Viena yra pilnai išspausta iš balto plastiko, kita yra išspausta iš pilkšvo kažkokio plastiko ir yra užtraukta atspari danga. Kuomet ant palangės yra plėvelė, tai mums paprasčiau yra susipjauti ją visą pagal tokius išmatavimus, kokius reikia, ir papildomai mums nebereikia klijuoti kažkokių apsaugų, kad išsaugoti pačią palangę neišsipurvinus. Su šita dėja reikės kažką galvoti ir papildomai klijuoti. Realiai va čia, kur matom šitas sienelės tvirtinimų, tai čia matosi būtent šitie visi ekstruzijos formos raveliai. Tuo tarpu šičia aš šitų dalykų net neįmatau. Realiai 2 kartus brangesnė palangė turėtų ir geriau laikyti ir būti patvaresnė. Nusipiginkit, nes aš irgi užsiroviau, buvo akcija senukose 14. Šiaip šita palangė, tai jos kaina buvo 14, su akcija 7 eurų. Šitos kaina yra 14 eurų, jokios akcijos nebuvo. 2 skirtingos palangės. Ok, dar netgi skiriasi ir spalva. Prieš pirkdami būtinai pasižiūrėkit į spalvą, atsparumą, ar yra užklijuotų plėvelių, ar nėra užklijuotų plėvelių.